Džiugu, kad jūs dalyvaujate šiame renginyje ir fizika, ir kvantinė fizika tai yra nuostabus dalykas, kuris įnešė daugelį labai pažangių dalykų į mūsų kasdienį gyvenimą. Ir aš jūs labai sveikinu ir tikiuosi, kad jūsų pasišventimas šiam mokslui atneš rezultatų ateityje ir jūs pasirinksite fizikos studijas ir dirbsite šioje srityje, kuri tikrai yra perspektyvi ir atneš daug naujovių ateityje į mūsų gyvenimą. Ačiū. Sveiki. Prisidedu prie sveikinimų pasaulinės kvantinės dienos proga, raginu aktyviai dalyvauti renginiuose, klausyti paskaitų, klausinėti, stengtis kuo daugiau sužinoti ir išmokti. Tikiuosi turėsit gerą laiką. Sveiki visi, besidomintys kvantinė fizika ir kvantiniais reiškiniais, kuriuos reikia pripažinti sveiku protu, remintis vien tik gyvenimišką patirtim, dažnai yra sunku arba beveik neįmanoma suprasti. Nepaisant to, kvantinės mechanikos apraiškų bei jos dėsnių pagrindų veikiančių prietaisų aplink mus tik daugėja. Nuo apšvietimo, įvairių fluorescencinių lempučių, lazerių ar šviestukų, iki tranzistorių, be kurių šiandien neapsieja beveik nė vienas renginys. Tad sveikinu jūs visus pasaulinės kvantinės dienos proga ir linkiu, kad kvantinis neapibrėžtumas nesumažintų jūsų smalsumo ir neatgrasintų nuo mūsų pančio pasaulio pažinimo. Esu Gediminas Zaliūnas, norėčiau jūs pasveikinti su pasaulinė kvantinė diena. Kvantinis pasaulis yra keistas, žymiai keistesnis negu mūsų išorinis. Jeigu aš esu Gediminas, va šitoj vietoj, tai aš ir esu. Jeigu aš būčiau elektronas, tai aš būčiau išplitęs visur ir mane galima būtų rasti visur. Ir čia vadinasi kvantinės superpozicijos principas, kad sistema gali būti įvairiose kvantinėse būsenose. Pavyzdžiui, jeigu turėtume elektrono sukinį ir matuotumėm jis, galėtumėm rasti vienu metu ir į viršų, ir į apačią, priklausomai nuo matavimo. Tai dabar, jeigu mes bandytumėm visas šitas koncepcijas perkelti į mūsų makroskopinį pasaulį, gautume keistų dalykų. Pavyzdžiui, išeitų, kad katinas vienu metu gali būti ir gyvas, ir miręs. Niekas ne visai derinasi su tuo, ką mes stebime. Lietuvos fizikų draugijos vardu sveikinu visus fizikos mylėtojus su pasaulinė kvantinė diena. Džiugu, kad fizika ir mūsų supantis pasaulis įkvėpė meno gyslelę turinčius konkurso dalyvius sukurti tiek daug įstabių piešinių. Tikrai buvo labai sunku išrinkti nugalėtojus. Visiems linkiu sėkmės ir kūrybingumo visose gyvenimo srityse. Sveiki jaunieji fizikai. Sveikinu pasaulinės kvantinės dienos progą ir labai džiaugiuosi, kad jums kvantinė fizika nėra mokslas iš fantastikos srities ar mokslas apie kates.